Galutinis, paskutinis taškas šiose rungtynėse, tai yra ta akimirka, kai mes dar kartą galime prisiminti įvarčius, Tado Eliošiaus pirmąjį, po to bus Marius Popšys, po to ir Donatas Navikas, 3-0, Atlanto pergalė, pelnyta Atlanto pergalė, tuo niekaip nesuabejosi, su tuo niekaip nepasiginčysi, juolab, kad dar porą kartų kamuolys atsimušė ir iš Šiaulių vartų konstrukciją. Taip šiauliečiai stengiasi, taip šiauliečiai žaidė pagal galimybės, bet tos galimybės, ko gero, dar nėra tokios, kurios leistų kovoti su Atlanto kalibro komanda. Čia epizodai, kai buvo mušami įvarčiai, kai buvo rodomos geltonos kortelės, Roko Gedmino bandymas ir vienas iš tų nedažnų epizodų, kai teko padirbėti Atlanto vartininkui Mantui Galdikui. Edgaras Jonaitis turėjo darbo gerokai daugiau negu jo kolega kitoje aikštės pusėje. Tokios kietos kovos matėme nemažai. Ir čia trečiasis paskutinysis rungtynių įvartis, Donatas Navikas. 3-0. Netrukus dar pamatysime rungtynių statistiką, kuria, aišku, pranašesnis Atlantas. Komanda dominavusi šiose rungtynėse, dėl to jokių abejonių kilti negali. Rokas Gedminas dar kartą. Tas Šiaulių futbolininkas, kuris turėjo galbūt daugiausia galimybių įmušti šiandien. Na, netgi ne 2-3 kartus kamuolys atsimušė į virpstą arba skersinį Šiaulių baudos aikštelėje. Šis smūgis galbūt buvo mažiausiai įsimintinas, nes iš išorinės vartų pusės, o čia ta šansas, kurį turėjo Evaldas Razulis dar sykį padidinti Atlanto persvarą. Persvara nepadidėjo, bet kažin ar gali skųstis.